kova prasidėjo, manyčiau, gerai. Įvertinant viską, suvažiavo beveik visi krepšininkai, kurie turėjo atvažiuoti. Laukėm Rimo Kaukieno, bet beveik paskutiniam dienom jis paskambino ir atsiprašė, kad negali atvykti laiku ir jis atvyksta šiandien, jisai į vakarinę turbūt nespės treniruotę, bet rytoj pasijungs prie mūsų visų. Šeiminiai rūpesčiai, sakysim taip. Čia. Vienas, bet aš skaičiuoju, laikom 5 sekundės čia. 1, 2, 3, 4, 5. Forma jinai yra nebloga, nes matosi, kad žaidėjai kai kurie yra, vieni matosi, kad mažiau pajudėję, mažiau tie pasiruošę, kiti matosi, kad judėjo ir sportavo iki tos rinktinės. Bet turbūt gal, kaip sakyt, pernai metų ta pamoka, jinai kaip ne ta, kad pamoka, bet mes pernai metais dirbom tokiu pat principu, kad iš karto buvo toks krūvis, kaip sakyt, vis nėra labai toks intensyvus, bet šiek tiek galbūt intensyvesnis negu būdavo anksčiau rinktinėse. Tai tie žaidėjai, kurie jau buvo pernai metais, jie jau žinojo šiemet, kad kur eina ir kokiu principu bus dirbama. Todėl aš manau, kad dauguma vaikinų jau tam buvo pasiruošę. Galbūt jaučiasi labiau iš tų vaikinų, kurie nebuvo pernai rinktiniai. Tai, kaip sakyti, jie nežinojo to mano principo. Bet turbūt kiti gal buvo ir apsiklausinėję pas draugus. Tai vienu žodžiu, kažkur tas toks pasiruošimas, aš manau, jau buvo. Praeitais metais pradėjom šiek tiek lengviau. Užtat treti buvom. Šiemet ėmėm iškart stipriau, kad eitumėm į viršų. Tai buvo sunki treniruotė, bet Evaldu mes pasitikim ir manau, jeigu tai reikėjo, tai mes atliksim iki paskutinių. Tikrai nemanau, kad kas nors virkšleno, kad ir sunku po atostogų. Bet, kaip pasakyti, noras didelis, treneriai labai geri, mes jais pasitikim ir kokios jos be stiprumo bebus, mes dirbsim. Šiemet daugiau dirbsim. Šiandien. Nebus jėgų pokštauti. Ir visai nebejuokausi? Ne, juokausi pagal situaciją. Mažiau kalbėsim, daugiau dirbsim. Kiek pirmoji treniruotė? Daugiau bokšto ir darbo buvo? Darbo. Sunki treniruotė? Kaip, pirmai treniruotėj palyginta, aš skaitau, kad stipri treniruotė buvo. Komanda, ką žinau. Gerai, labai tokie perspektyvūs, manau, kad ta karta jau tokia po biškutį mina ir bando keisti mus, taip kad susirinko stipri komanda. Dabar svarbiausia visiems susiderinti, pasiekti bent jau tą lygį, kokį buvo praeitais metais ir gal dar šiek tiek pagerinti. Aišku, mes netekę 2 labai svarbių žaidėjų, bet manau, kad atėjo irgi nemažai gerų jaunų ir tikėkime, kad jie užsims tą vietą ir įrodys jau šiemet, kad jie gali čia būti, dalyvauti ir žaisti. Stovėsena, nugara tiesi, kojos sulenktos, taip gynybinė stovėsena. Vaikinai! Žinome, kad jeigu praeitą vasarą mes ruošiamės ir jūsų buvo mažiau, kada mes ruošiamės, ir ažiotažas netoks buvo ir tikėjimo nebuvo tiek daug, buvo daugiau gal skepticizmo šiemet, todėl kad žaidžiame Lietuvoje, Europos čempionatas, todėl dėl praeitos vasaros pasiekimų į mumis žiūrima visai kitai bus. Ne tik tai, kad ažiotažas Lietuvoje ir lūkesčiai dideli, bet varžovams mes jau nebebūsim siurprizas, jie supranta, kad tai Lietuva, tai pasaulio bronzos laimėtojai, tai jie žaidžia namuose, suvažiavę geriausiai šiuo metu krepšininkai ir kaip pasakyti, visiems bus garbės reikalas nukauti, laimėti ir visi draskysis iš paskutiniųjų. Mes šitą suvokiame, mes norime dirbti ir būti pasiruošus visiems galimiems kritiniams atvejams ir stengsimės dirbti susikoncentravę, susitelkę į tai, kad į tas pagrindinės, į tas lemiamas varžybas, kad tuo lemiamu momentu mes būtume pasiruošę, kad ateis lemiamas momentas. Kas bus, jeigu vienas brolis papuls į rinktinę, o kitas ne? Kas bus, čia kas spėlioti. Pažiūrėsim, kas bus. Čia nėra kas spėlioti.
O kuris tikitės turės daugiau šansų pakliūti į rinktinę? Dviesi vienodai turim. Mažai. Dviesi vienodai turim šansų mažai.